Sveiki atvykę į antrą reportažą. Šiame reportaže mes rodysim varžybas. Šią dieną yra penktadienis, birželio kažkelintą, neatsimenu. 13, va, šiandien yra penktadienis, 13 ir pilnats, ko betrūksta, full package, full house. Tai žodžiu, šiandien penktadienis, kabinam kemperį, paimam mūsų senukę Volvytę, kuri iki pačiai dienai puikiai dirba. Vargšelė gaus biškį 3 valandas tempti mūsų kemperiuką. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Tai 3 valandos rodo navigacija kelionę, bet neskubėsim niekur, palengvėlę. Ir gal per 3,5 ar 4 valandas davyksim iki Panevėžio rajono. Ir Panevėžio rajone vyks mūsų varžybos. Tai šiandien gaila neišeis treniruočių dienos pasidaryti, stiprus vėjas yra. Tai skrisim. Su šiuo video norėsim parodyti, kas yra varžybos. Tiesiog perteikti po truputėlį skirtingus atspalvius parasparnių sporto. Jeigu yra mėgstantis azartą, bus varžybos, mėgstantis chill, bus kopos. Norintis pažinti parasparnius, bus pamokos ir kaip čia kas vyksta. Bet šį kartą irgi bus visai nemažai informacijos. Parodysim, kokio tipo tos varžybos yra, prolrų prognozę padėliosim ir viską. Tai ką, sekamės diržus ir važiuojam. Atlaikė. Labas. Labas diena. Važiavom, kelionė buvo gerai, iš tikrųjų, be problemų, be nieko. Volvytė atlaikė. Sunkiai tempė, buvo kalnų, kurie labai jau buvo sunkiai veikiami, bet nieko, viskas tvarkoj, ruošiam kemperį ir žiūrėsim, atrasim gal vaizdų vaizdelių, kuriais pasidalinsim su jumis ir aprodysim sodybą, apeisim mūsų varžybų bazę čia. Ir pamiršau paminėti, kad ryte prieš varžybas vyksta briefingas, vienas vyksta stovyklavietėje, paskelbiamas preliminarus varžybų taskas ir apibendrinamos visos tvarkos, kaip bus parvežimai, kaip kas, infrastruktūra ir kitas jau bus startavietėje su galutiniais eilės tvarkos pabrėžimais. Sveikinuosi jau iš startavietės, vakar atvykom puikiai, viskas tvarkoj, pasisėdėjom, kubile, kaip pirtelėje, kaip priklauso per mūsų varžybas. Laikas gerai praleistas, šiandien jaučiasi, kad vakar buvo gerai praleistas laikas, ką tradicija galima pasakyti. Tai norėjau supažindinti su varžybų disciplina, čia yra viena iš parasparnių varžybų disciplinų, jos vadinasi cross country, keliaujame per šalį kažkurią vieną ar kitą.
Tai šiandien esame Lietuvoje, Panevėžio rajone. Genetiniai yra toks miestelis. Pačiam miestelėje turim sodybą, mūsų bazė. Varžybos vyksta taip, susirinka pilotai. Jau šiandien mes turime 35. Dalis jau yra ore, tai vienur, tai kiti yra keliami šiuo momentu. Vieni kiti galbūt čia mėgina ištrinti termikus. Bet esmė yra tokia. Mumis iš Viltuvo iškelia į minimaliai 400 metrų ar 350, čia yra minimalus reikalavimas varžybose. Šiandien tikrai 6, 7, 8 ir galbūt kilometras gali būti. Iškelia į tokį aukštį, mes su atsikabinimo spina atsikabinam. Darysiu dar video apžiūrėjimo pakabos ir tą atsikabinimo spiną jūs tikrai pamatysit, kaip kas tenais yra sujungta, pajungta ir panašiai, bet principas, idėja. Ir atsikabinę, turėdami prietaisą, variometrą, gaudome šiltas sroves. Kas yra šiltas srovė? Kai saulė spindi, jinai negali tiesiogiai kaitinti, įšildyti oro. Tai oras įšyla nuo žemės. Tai žodžiu, saulė šildo žemę, o žemė šildo orą esantį prie tos žemės. Kai oras sušyla 2 laipsniais daugiau negu aplinkos, jis atitrūksta ir kyla į viršų, nes šiltas oras visada kils į viršų. Ir mes gaudome tas šiltas į viršų kylančias sroves, kartais mums padeda tas sroves atrasti negi paukščiai, gandrai, jie irgi tas sroves gaudo, nenori jie labai skraidyti iš savo jėgų, tai žodžiu naudojasi irgi gamta. Čia yra mūsų varžybų programėlė, mes su ją skraidome, toje vietoje esame mes, genetiniai, turime tokį vizualiai, galima pasakyti, cilindrą, 2,5 km cilindrą. Mumis kažkur, jau kitus pilotus, irgi ProPilot, tai yra. Kitus pilotus mes irgi galim matyti, kurie skraido. Mes atsikabiname, šiandien atsikabinam kažkur tai prie miškelio, man atrodo, šitoje vietoje. Jeigu tą pliusiuką žiūrint. Šitom visam cilindrė mes ieškome šiltos srovės, stengiamės išsikelti kuo aukščiau iki debesų pado. Šiandien debesų padas galimai apie 1,2 km, 1,100 km. Jame renkamės, ieškome šiltų srovių ir kai mes kirsime šito cilindro ribas, mums pradės skaičiuotis laikas. Mūsų varžybinis laikas, per kurį sprendžiasi visi dalykai. Ši juoda reiškia mūsų skraidimo kryptį, o mėlyna rodo optimizuotą atstumą per sekančius posūkio punktus. Tai va, turime kažkur už Žulinis vieną posūkio punktą vidury miškų miškelio. Jį kertame, mes turime įskristi ir skrendame toliau, pasiekiam kitą, pasiekiam dar kitą. Ir tada čia yra end of speed section, tai yra būtent paskutinis cilindras, kur jau nusinulina mūsų laikas ir dar turime į golą skristi, kad gautume visus įmanomus taškus, kiek mes esam verti. Ir šiandien užduotis 40,8 km, optimizuota tom mėlynom kraštiniam, kad vos paliedžiam, skrendam toliau. Ir va, prašau, tokios varžybos pagal vėją. Vėjas šiandien jau yra stiprokas, apie 5-6 metrus ant žemės. Čia irgi programėlėje netgi rodo, galbūt anksčiau programėlės išsaugotų kitų žmonių kilimo vietas, bet čia dažniausiai startavietė yra, čia visi kyla, tai užfiksavo. Ir va būtent tie lopinėliai yra kažkur tai, termikai kažkur, kažkas tenais buvo anksčiau sukta. Galima kaip orientyrą nuvažiuoti, nes yra budintis termikai, mėgsta ir pastoviai įsijungti ir mes ten galim užskristi, pasižiūrėti kaip čia kas. Tai va, Erika, matau, irgi skrido, nusileido, nepagavo, daug kas iš tikrųjų nusileido, nes dar tas oras toksai neįsivažiavęs. Tai ką, parodžiau, kaip atrodo pats varžybų principas. Mes tik tais tą dieną sužinome, koks bus maršrutas, kuria kryptimi skrisim, kiek ilgai skrisim. Ir va, kaip išskrendam iš to cilindro, mes turime duoti gazo, stengtis kuo efektyviau skristi, surasti galingus termikus, su jais iškilti iki debesų pado ir skristi tolyn. Mano eilė yra 33, tai turiu laiko dabar kol kas, pasižiūrėti kaip kiti kyla, kaip kas. Ir susitiksim ore, see you.
Kas šiuo metu veikia? Šiuo metu mėginu prisitvirtinti laikiklį kamerai. Čia bus. Pačios kameros starto metu nedėsiu. Dėsiu skrydyje, pamėginsiu prisikabinti kažkur prie kaklo, kad paskui susitvarkęs ore. Nes šiandien yra tie atbuliniai startai vadinami, kai pilotas kaip dabar yra atsisukęs atbulinių, pasikelia sparną, apsisuka ir skrenda. Gali maišytis kamera ir todėl pamėginsiu skrydyje užsidėti ją. Jeigu viskas gerai, šiandien turbulencijos kiti pilotai sakė netrūksta, vairų nėra kada paleisti, nes visą laiką reikia dirbti ir gaudyti sparną. Va taip. Veiksmas, action. Tai va, kaip minėjau prieš tai, čia yra mūsų laisvieji galai, kur visas parasparnis pareina į šitą vietą. Yra karabinai po 2 tonos atsargos. Visa pakaba yra štai čia. Patogiai sėdim, kaip hamake. Ir čia yra šita ir šita atsikabinimo spyna. Mes prisitvirtinam prie šviltuvo, o paskui ore patraukiam virvutę, pasileidžia viskas ir skrendam jau, kur mumis širdis traukia ar termikai. Ir viskas. Kol kas tiek, manau. Filmuotos medžiagos iš pačio skrydžio nebus. Sunku buvo iš tikrųjų paleisti vairus ir užsidėti kamerą, nors 360 kamera skrido visą laiką su manim. Tai tiesiog mano skrydį šiek tiek apžvelgsime iš 3D atvaizdavimo pačio skrydžio. Kiek matau, dabar su tais GPS-ais Lietuvoje yra visokių niuansėlių. Tai kažkodėl mano telefonas, skrendu su senu tiesiog telefonu, kurio nebūtų gaila taip sudaužyti, mėgsta užstrigti, atsigauti iš naujo. Tai gali būti iš kelių kartų buvo susidėjo mano visas skrydis. Bet šitam video, šitam ekrano vaizdelyje, kaip tik ir matome mūsų genetinio miestelį. Čia iš to kampo mes patys startuojame prie pačio kelio. Ir mano šitas failas iš tikrųjų skrydžio yra prasidedantis nuo ore 950 metrų virš jūros lygio. Tai kiek pamenu, šitas skrydis buvo tiesiog antrasis mano skrydis, kuris buvo all-in. Tiesiog atsikabinu nuo išviltuvo ir pasiduodu pavėjui į maršruto pusę. Tai pasižiūrėkime, kaip čia mums skrendasi. Tiesiog pasidaviau mūsų maršrutas į šitą pusę. Čia kažkur buvo starto cilindro pradžia. Tai tiesiog kirtau starto cilindrą ir galvoju, kaip bus, tai bus. Debesėlių tą dieną nebuvo, tai tiesiog
kaip aklai vištai grūdas pasitaiko tie termikai. Tai va, po truputį sklendžiu ir lyg ir kažką radau. Šone galima pamatyti, vat kilimas, po truputį kylo, po truputį renkuosi. Ir šitoje vietoje irgi matosi, kaip aš, kokios spiralės yra. Tai pavėjui labai įsijungia greitis, tai tas labai mūsų parasparnių pasaulyje yra 60, galbūt 70, tarp 50, čia jau iš tikrųjų pavėjui yra šiek tiek stiprėliau, todėl gaunasi tokia pakankamai nemaža išcentrinė jėga. O prieš vėją galima sustoti netgi iki 0 ar kelių kilometrų prieš vėją. Tai va, tai centruoju, kaip matėt buvo 500 metrų kažkas tai tokio, dabar jau yra 970 ir šitoje vietoje galima pasimatyti, kaip skirtingame aukštyje keičiasi vėjo kryptis ir nuonaša. Tai pradžiai buvo kryptis vienokia, dabar kitokia, tai va, dar mėginu išsirinkti kiek įmanoma, nes diena silpna, galvoju tą patį metrą 30 pusantro metro termiką reikia iš tikrųjų centruoti, saugoti ir dėl jo kovoti. Kai pasiekiau lubas, pajutau, kad daugiau stipriai nebekelia, pasileidau maršruto link ir gavau šiek tiek tokį prilaikymą. Žemėjimas tikrai buvo labai nedidelis, dar ir kartais kilimų buvo. Ir čia artėjau prie tvenkinuko, kurio ežeriuko, kurį aptariau prieš pokalbį startavietėje. Šiek tiek žiūriu, irgi stringa GPS, kartais nukerta. Kaip matote, čia tokiom tiesom lydynom mes patys neskrendam, bet čia buvo pirmasis posūkio punktas prie vandens. Ir kažką radau, kažkoks vėl termikiukas, kažkiek dar pasirenku, štai 1 metras. Ir kaip supratau, daug nėra čia kur rinkti, aukštis vis tiek 1,200 daugiau beveik ir nebus. Ir vat, matosi greitas įdomiai šokinėjantis. Tai 60-70 pasileidau toliau, žemėjimas nedidelis, 0,3, 0,2, kartais apie 0 metrą. Tiesiog lėkiu toliau. Toliau manęs laukia miškai šiokie tokie, su proskinomis, tai viskas tvarkoja, bet kada aš galiu pasirinkti leistis į kairę ar dešinę ir saugiai nusileisti, jeigu kažkas tai būtų, bet iš tokio aukščio dar galima toli nuskleisti. Kilometras virš jūros lygio, toliau sklendžiama, kol kas jokių termikų, jokio nesimato veiksmo. Tai labai fainiai sklendasi. Tai va, kaip matom, 73 km per valandą pavėjui. Tolygus žemėjimas ir dar netgi didesnis 2,5, jo arti 3 metrų, netgi žemėjimas vietom buvo. Tai labai liūdnas garsas, kai variometras rodantis aukštį mūsų vertikalų bliaubia. Ir šitoje vietoje pradėjau jau truputėlį mėginti, galbūt kažko ieškoti, bet toje vietoje labai pasijuto stiprus vėjas. Labai sunku buvo, atrodo, radau kažkokį tai termikiuką, apsisukau, beliko 0,2, dar mėginau kažkur ieškoti ir galiausiai čia kažkaip ir ant žemėjimų buvo arti, tiesiog toks viskas išplyšę, nuplyšę ir nieko konkretaus. Tai pamačiau čia ant žolės, kad žolė šiek tiek juda, galvojau, gal rasiu toliau, bet dėja mūsų variometras čia ir mano telefonas įrašė štai tokį skrydį, kur tiesiog glaidinu žemyn. Nors šitoj vietoj aš vis dar ieškojau, atsimenu, traktorius dirbo laukuose ir viską, kas gali būti trigeris, kad termikai atplyštų, bet dėja šitais 1 metro suapvalinau žemėjimą mano ir tiesiog leidžiuosi, plius minus šitas visas situacija tokia ir buvo, tiesiog dar biškį zigzagais mėginau ieškoti, tai kairiai, tai dešiniai ir pasirinkau šitą keliuką, prie kurio nusileisti. Ir viskas saugiai atsisukau prieš vėją, viskas tvarkoj, vėjukas nebuvo super didelis tuo metu, tai nors ir parametrai rodo apie 8 metrus, kiek čia padauginus į metrus per sekundę vėjo greitį. Tai va, ir toliau reportažas iš nusileidimo vietos. Na, antras skrydis buvo daug geresnis. Nuskridau 27 km kažkur. Skridusi fainiai, pavėjui greitis
60-70. Ir nusileidau saugiai, viskas ok. Iki finišo trūko dar 12 km. Nebežinau, ar tvarkysiu šitą, mėginsiu restartuoti, nes šiuose varžybose yra skaičiuojamas paskutinis tavo skrydis. Jeigu suskrisi blogiau, šitas geresnis, anuliuojasi ir viskas, susigadini rezultatą, loteriją, reikia žiūrėti, kaip čia kas. Saulės pigina, simau, viskas fainiai. Ir buvo aplinkui keletą pilotų, dėja kameros neišeina pasiimti, per daug iš tikrųjų veiksmo, bet nieko, paskrisim kartu. O dabar nepasakiau varžybose, dabar nusileidus, einu pakuotis, nusileidau šalia žvirkeliuko, viskas gerai, atvažiuos. Ir, žodžiu, turime WhatsApp grupę, kurioje įmetame savo live location. Ir, žodžiu, yra 2 autobusai šiandien ir 1 lengvoji mašina, kurie važinėja, surinkinėja. Atvažiuoja. Pirmą kartą nusileidau, spėjau susipakuoti, už 10 minučių buvo vietai. Tai kartais ilgiau, kartais lėčiau, surenka visus. Parveža atgal į startavietę arba į stovyklą, kaip jau nori restartuoti, nenori. Ir va, toj pramogaujam, todėl į varžybas galima varyti ne tik tais laimėti, bet pasinaudoti infrastruktūrą, vakarienė šiandien, pirtis, sauna, draugai, prie laužo, pašnekesiai, dienos aptarimas ir visa kita. Bet užliptam podiumą irgi visai nieko. Gerai, pakuojuos, siunčiu live lokaciją ir susimatysim. Tai mano toks reziumė buvo po skrydžio. Antrą kartą nebekilau, trečią kartą nebekilau. Kol buvo grįžta į startavietę, daug laiko, 5 valandą užsidarė starto cilindras, reiškia, ilgiau vėliau startuoti nebegalima. Tai, o dabar galbūt paklauskime kitų pilotų ir stafo, pagalbininkų varžybų, kaip jiems buvo ta diena. Sudėtinga, stipru, kovinis. Vėjuotai. Galėtų būti ir geriau. Puikiai. Nėra oro. Tai galima tada skristi toliau. Tai kad jau sunku valdyti. Pilotai džiaugiasi. Kaip ir pučia vėjas. Įdomias turime labai varžybinės sąlygas. Galima sakyti įprastas lietuviškoms varžyboms. Bet gal tai tik tai į gerą mums pasitreniruoti varžytis su stipresniu vėju, negu mes pripratę. Darbo daug nebuvo, nes pusė žmonių bijo skristi. Nėra oro. Bet ateina, man iš Panevėžio ateina oras. Bus, dar reikia palaukti. Valandukė. Pastoviai blaško. Ir labai dideliu kampu reikia pavirtus, jeigu šono skrendu, tai kad priešintis vėjui, tai gaunasi, kad horizontas taip ošva, taip va. Tai va, tokie reikalai, bet šiaip tai normaliai. Sekas. Antra diena, mažesnis vėjas šiandien, debesėlių gaila nebus, debesų padas tikėtina bus apie 800-900 metrų, gal iki 1000 ištrauksim, bet sunkiai tikėtina. Pilotai ruošiasi, už 20 minučių startai, galima pažiūrėti, koks šiandien užduotis. Turime 40,1 km, turime savo vėl, kaip vakar, starto cilindrą, kuriame mumis išvilktuvas iškelia. Ieškom šiltų į viršų kylančių srovių, kitaip vadinamų termikų, skrendam prie kito taško, įvažiuojam į jį, aparatas sucipsi ir tada persimeta į kitą tikslą ir galiausiai šalia Ukmergės leidžiamės, pasiekime end of speed section ir dar įskrendame į Golą ir čia kažkur tai toj vietoje leisimės. Tai va, šiandien tokia. Vakar visai neblogai gavosi, vis dėlto 5 bendroje įskaitoje. Žiūrėsim, ar išeis išlaikyti, ar išeis pagerinti šitą vietą. Stengsimės, aišku. Ne pats geriausias debesų padas šitiems tikslams. Startuoju 10. Šiandien jau galbūt bus priekinių startų, jau biškai mažesnis vėjas. Žiūrėsim, kaip seksis. Iki ore.
Taigi apžiūrėkime antros dienos skrydį, jisai tai buvo vienas tą dieną ir labai fainas, ir geras, ir sėkmingas, ir rezultatyvus. Ką, startavę tai vėlgi ta pati buvo, ganėtiniai iš šito kampuko kilome, kaip ir vakar, tai kylame ir žiūrime. Taip, čia norėjau dar parodyti iš tikrųjų, į kokį termiką įlėkiau ir iš tikrųjų atsimenu savo akim, mačiau buvo 8,1 kažkas kilimo, bet čia labai fainiai buvo irgi ir 5 ir viską, aišku, GPS kažko nori šokinėti ir šitoj vietoj 8,69 ir iš tikrųjų aš atsimenu, buvo, beveik 10. Ir labai tikroviškai šįkart nešokinėja pats GPS, tikrai čia taip realiai šitas kilimas vyko ir tikrai buvo jausmas, tarsi į 2 dalis pasidalins prasparnis ir aš, nes vienas į viršų, išvilktuvas, o tai vyksta tiesiog labai paprastai, jeigu išvilktuvas jau kelia 4 metrus, 5 gal kartais iš tikrųjų tam tikrų kampu ir mes dar įskrendam į stiprų termiką. Bet čia šito atveju gal net nebuvo stiprus termikas, gali būti buvo 3-4 metrai, tai prie išvilktuvo kilimo greičio pridėkime termiko kilimą ir gauname tuos visus, kaip ir čia buvo 9 metrus vos nekilimo. Taip. Daugiausiai buvo 11, kai mačiau savo akim. Tai va, tai aukštis visai geras, užsikėliam, pradėjau kažko ieškoti, kažko tai termikų. Ir galvojau, kad čia nieko nerasiu ir pasileidau prie grupės pilotų. Šitoj vietoj buvo grupė pilotų, gal 3, gal 4. Ir tai vieninteliai pilotai tuo metu skrendintis aplinkui mane, tai lėkiau pas juos. Ir kartu jie man parodė termikiuką, kurį pradėjome visi kartu ir sukti. Čia buvo 3, 4, gal 5 pilotai šitoj vietoj. Tai toksai išgyvenimo termikas, galėčiau pavadinti, kas labai liūdna buvo, kad čia aš jau buvau kirtęs šitoj vietoj starto cilindrą, tai man jau skaičiavosi laikas. O kai tu trini ir suki silpną termiką, 0,2, 0,3, kartais žemėja, kartais aukštėja, ir leidi savo laiką šitoje vietoje, labai tai psichologiškai yra iš tikrųjų varginantis dalykas. Ir tada iš tikrųjų padas vėlgi, kaip sakiau, buvo 8-900 metrų, tai pasileidome, neberinkome ten toliau. Ir 3 pasileidome aš, Ramūnas, gal 4 iš tikrųjų, Estas Dimitrijus Kalita ir Estė dar viena Ana Gerasimova, jeigu gerai pasakiau. Tai va, tai ir skridome, Ramūnas pirmas rodė kelią ir rasdavo iš tikrųjų pirmosius termikus. Pirmasis išeidavo iš termiko, pirmasis rasdavo kitą termiką. Tai vėlgi, visi draugiškai čia tam būrelyje buvome, vis dar skridom kartu, susirinkom, aukščiau beveik išsikelti ir nepavyko. Žemėjimai nebuvo labai dideli, viskas tvarkoj. Tada radome dar vieną termiką. Kažkas vienas pilotas parodo termiką, tada kiti priskrenda, galbūt randa to termiko stipresnę vietą, šerdį, dar kažką, tada kiti atskrenda pas tave ir taip, žodžiu, kaip paukščiai migruojam, sklandom. Vėjukas matosi kurios krypties, nebuvo labai stiprus, 13 km/h. Ir čia radom antrą. Ar gal negi iš tikrųjų buvo situacija, kai aš dar rinkau čia, bet jau nuskrido ar tai Ramūnas, tai Dimitrijus į kitą vietą. Dar pasirinko, rado, atskridau pas juos. Čia buvau šiek tiek, jeigu neklystu, gal ne šitą vietą, nes šalia šito miestelio buvo posūkio punktas. Ir visiškai šalia tas cilindras buvo, kažkur toj vietoj rinkausi ir taip kreivai nunešinėjo, bet kadangi cilindro spindulys buvo pakankamai didelis, tai jisai vos nelygiai greičiai man ėjo šitos trajektorijos, tai bet kada galėdavau įskristi į jį. Tai dar buvo kažkoks, tai atrodo, termikėlis su užmetimais dar kažkokiais, bet kaip matoma, yra sukama, gaištamas laikas, tai ta diena nebuvo tikrai stipri. Ir išlėkiau pasimti punkto.
Čia pasiėmęs punktą, varau toliau. O Ramūnas su Dimitriju jau tuo metu buvo išsitiesinę ir paėmė anksčiau šitą punktą ir skrido tolyn. Jie šitą vietą praskrido, bet aš kažkaip pajaučiau, kad šiandien netokia stipri diena, tai reikia rinkti viską, ką duoda tau. Ir radau termikėlį, pradėjau trinti, nes tie priešakyje skrido ir kaip ir nieko nepasirodė, kad rado. Tai galvojau, nutariau nelėkti išdegus galvo pagal juos ir pamėginti kantriai rinkti. Tai buvo gražus termikėlis, 1,5 metriuko, tada pramušau ir inversiją, toks šiltas sluoksnis, pro kurį termikas pramušau, tai ten visai kitokios pasijuto į sąlygos ir pasileidau. Ir iš tolumoje visada stebėjau tiek Ramūną, tiek Dimitrijų, jie skrido tiesiai ir čia visai prasėdo prie to ežeriuko, jie ilgai trynė ir nerado termiko. Tai vis žiūrėdamas į juos galvoju, gal pasitrinsiu ilgiau su savo termiku. Ir va čia šito vietą jie abudu buvo apačioj, o aš dideliame aukštyje iš tikrųjų pro juos praskridau, žiūrėdamas kaip jiem ten sekasi. Bet be abejo, tiek dar neužteks iki finišo, reikėjo ieškotis daugiau. Ir čia buvo mano miestelis, kur iš tikrųjų nemažai laiko praleidau. Nes galvoju, labai silpnai visą šitą laiką aš nieko neradau, čia kažkiek kilometrų gavosi šitą vietą. Skridau ir nieko neradau, debesų nėra, orientyrų nėra, tai galvoju, šitas miestelis buvo tokių fabrikų kažkokių, sandėlių, tai galvoju, kažkas gal atitrūks nuo jo, tai aš ten pirmyn atgal, prieš vėją, vėl mėginu surasti tą kažkokią, atrodo, lyg ir yra termikas, lyg ir nėra, yra burbulas, bet tai čia vienintelė mano vieta ir kažkas išlaukiau ir po truputį renkuosi. Nes man iki finišo dar trūksta aukščio, kad galėčiau daskristi. Tai vis tiek, galvoju, nežinau, ar tikrai rasiu geriau. Ir tada pasileidau, nežinau, kad kažkurioje vietoje iškirsiu kelią. Dar. Iš tikrųjų pasileidau su tą mintim, kad galbūt kažką rasiu, bet paskridau ir vėl kažką radau. Ir čia visai nieko, 1,5–2 metrai kartais užmetimais, tvarkingas geras termikiukas. Tos dienos atvaizduojantis stiprumą, nes iš tikrųjų stiprių termikų niekas ir neturėjo. Ir pasileidau finišo link. Po truputį klaidindamas, truputėlį spausdamas akseleratorių, GPS biškį šokinėja vėlgi. Buvo keletą žemėjimų, bet nestiprių. Iš tikrųjų, čia tą, ką atvaizduoja, tai čia netolygus įrašymas yra, čia dabar realesnis. Ir pasileidau, ir čia buvo end of speed section ir golas. Būtent, ir čia mes turime Ukmergę. Neklystu, taip Ukmergės pradžia. Tai šitoj vietoje pasiekiau ir end of speed section ir golą. Ir kažkur šitam laukelyje aš ir nusileidau. Dar galim parodyti, kokios emocijos iš skrydžio, kai aparatai ir telefonas suskamba ir parodo šitą garselę, kai pasiektas yra golas. Ir ką mes čia dar turime. Čia iš tikrųjų vėlgi nusikirto mano skrydis, iki pat žemės man ir neleido, kažkodėl neišsaugojo. Tai šitoje vietoje, bet tiesiog čia dar keletą kartų pasikreipiau, pasižiūrėjau, iš kurios pusės vėjas nusileidžiant, kad saugiai. Ir va. Tai akimirkos iš skrydžio, emocijos ir šioks toks šiltas review, ką tik nusileidus. Keliaujam ten. Wow! Finišas. Wow. Ką tik įskridau, nusileidau. Kažkur vienas pilotas irgi leidus. Draugas Ramūnas kažkur šalia varė. Reikės žiūrėti, datraukia, ne? Pievutėj, kelias,
šalia asfaltas, viskas pagal aukščiausius standartus. Buvo visko, lūžių nebuvo, tai va ko nebuvo, tai buvo toksai daugiau išgyvenimo variantas. O dabar einu pakuotis, atsigauti. Tai ir draugas GTO Ramūnas Mistarasa. Sveikinu. Taigi tą dieną nuskridome iki finišo 3, aš, Ramūnas, Dimitrijus Kalita. Gera diena buvo, ačiū, kas skrido kartu, šalia, padėjo. Manau, be jų irgi taip gerai nebūtų suskridę. tą dieną pasisekė būti pirmam, o štai apdovanojimai. Moterų klasėje trečią vietą užėmė Rūta Raminaitė, antrą iš Estijos Svetį Ana Gerasimova ir pirmą vietą Kaja Kala. Paskui buvo Fun Class, B klasės sparnai, trečią vietą Gediminas Jasinskas, antrą iš Estijos svečias Maksim Desiatkov ir pirmą Aleksandrą Matriunik. Sport klasė tai sparnai iki C klasės maksimaliai. Tai trečią vietą Germans Veidamans iš Latvijos, antrą vietą aš, pirmą vietą Ramūnas Rusiackas ir bendroje įskaitoje trečią vietą pavyko iškovoti man. Antrą vietą laimėjo Latvis svečias Aleksandras Michalovs ir pirmą vietą mano bendražygis Ramūnas Rusiackas su tokiu pačiu sparnu. Tai norėjau dar kartą padėkoti visiems, kas dalyvavo varžybose. Buvo labai gera atmosfera, daug gerų draugų, seniai buvo pasimatyti, pabūti kartu ir ačiū kolektyvui, ačiū Dainiui, kas organizavo ir susitiksime kitais kartais.